parduodamas sodo namas prie Pušyno, prie pat Balkasodis, Alytaus rajonas. Čia yra dvigubas sklypas, tai yra 12,4 aro gaunasi per abu sklypus. Iš abiejų yra varteliai į Pušyną. Parodysiu ribas dabar ir parodysiu namuką. Žiūrėkite. Va čia matom kaimynai, sklypo ribos, va čia. Šulinys, apskardintas, va, 14 žiedų. Varteliai į Pušyną iš karto, va. Starai reini. Ūkiniai. Malkos, va. Sandėliukas. Sandėliukas čia pirmas buvo. Po to dar sandėliukas. Čia vietos lentų visokių. Čia dar malkinė. Tada lauko tulikas. Ir dar vieni varteliai iš antro sklypo, kadangi du sklypai yra, jie sudaro kvadratą abudu kartu. Jie yra du stačiakampiai, tai sudaro vieną kvadratą. Va taip maždaug jie pasidalinė, va čia ribos. Va, einam palei ribą. Einam. Ribojasi su keliuku. Įvažiavimai tiek į vieną, tiek į kitą sklypą yra. Taip. Šiltnamis pavargęs toks visai. O ten kaimyninis namas yra, galima pamatyti kaip pavyzdį, kaip galima padaryti. Normaliai ta namas identiškas yra. Čia va garažas, duobė yra garaže. Sandėliukas va. Čia va eina virtuvė va, pilnai plytelėm išklota. Čia va pečius, kugelį gali kepti, kūrentis savo. Va čia švediškas pečius, idealios būklės, bei trūkimų. Langai mediniai dvigubi. Va, pusę aukšto palipus, miegamasis toks, balkonas didelis, va, kaimynai pasidarė terasą čia su stogeliu, čia irgi galima tai pasidaryti, va, iškart Pušynas matosi, bačka va vandeniui, sofka yra viską, nu ką, dar Rusija reikia eiti, ai ne, aplinkui namą, tai va, aplinkui namą einam, čia bačkos įmūrytos yra vandeniui nubėgti. Čia yra toksai produkas, duobė kažkaip tais. Čia yra 81 kvadratas kažkur, bendro ploto, naudojamo gyvenamo ploto yra kem 6, ten 81 tai su visais sandėliukais, su visko, bet kem 6 kvadratai, nu tai skaityk kaip 2 kambarių butas, tiek vietos turi. Ai, dar neparodžiau, rūsys yra. Eikime. Nuvainam į rūsį, žemyn. Rūsys yra daugiau nei po pusę namo. Dar papildoma duobė būliom laikydama. Dideli 2 kambariai rūsy. Čia vat yra raudona spalva, tai ten yra kamino iškratymas. Arba galima pečių jungti rūsy centralinį. Dabar pasivaikščiosim iki Nemuno upės. Kaip arti yra Nemunas. Pasižiūrėkime. Taigi, yra 2 įėjimai į Pušyną. Vienas ten, kitas ten. Iš vieno sklypo ir iš kito. Va, eikime. Tai yra ta, kur mažiausiai visi vaikšto. Va, eikime čia. Ir va, takiukas, jisai veda, susijungia su vienu pagrindiniu takeliu po to. Tuo pačiu, kur iš kito įėjimo ateina. Ir eikime link upės. Iki upės yra apie 200, gal 250 metrų. Ir yra, iš karto galima tiesiai čia eiti iki upės, bet po kairę, tai truputį paėjus į šalį, yra pavėsinė tokia, padaryta su šašlykinė tenais pasisėdėjimui. Ir toksai krantas fainesnis truputį. Va, upė. Nemunas. Ten, va, žvejai žvejoja, kažkur pritrauksiu va vaizdą. Eikime pavėsinę pažiūrėti. Taip. Pavėsinė. Stebėm vaizdo kamerom, sako. Nu, nežinau, gal stebi.
Gal nestebi. Šašlikinė tokia. Pavargus aš pasistatyčiau už plytų tiesiog. Čia kažkas, nežinau, ką čia darė. Polisiaukite atsakingai. Neparykite šiukšlių. Taip, taip. Gerai. Va. Pasėsti galit, prisėsti, pabaliavoti. Ir kaimynai nepyks. Tai va. Super vieta. Aš skaitau tikrai geras sodas. Dėl kainų susitarsim, atvažiuokit žiūrėti. Pas mus tokia sistema pardavimų visiškai kitokia, žinokit, negu įprastai jūs ten pratę matyti skelbime. Jeigu įdėta ten 30 000, žmonės nori pasiūlyti 20, jie net neskambina, nes jie galvoja, kad niekas nenuleis. Pas mus yra visai kitaip, galite siūlyti nors ir 15. Viską priimsim, visus pasiūlymus aptarsim, apsvarstysim su savininku ir duosim atgal žinią, koks verdiktas. Visada, bet kokią kainą galite sakyti. Suprantat? Kodėl aš tai sakau, susiduriu, kad žmonės įpratę yra prie kažkokių tai standartų ir jeigu jų norima kaina, pavyzdžiui, yra žymiai žemesnė nei 3000 į apačią, jie net neskambina. Įsivaizduokit, kad galit kokią norit kainą pasakyti. Išvis kokią norit. Ir niekas ant jūsų nesupyks. Todėl, kad mes esame agentai, o ne savininkas. Savininkas gali įsižeisti, gali jūs iškeikti arba išvaryti. Mums nesvarbu, mums pasakykit kainą. Ir derinsimės. Tai va. Skambinkit. Telefono numeris profilyje paspaudus raudoną ragelį. Dalinkitės video ir sekite kanalą, nepraleisti kitų įdomių video. Skambinkit į numerį, rašykit į komentarą, į privatą savo telefoną parašykit ir derinsim kainą ir parduosim prie pušyno, Balkasodį, super namas. Iki. Sekite ir dalinkitės, būtinai.